Viešoje erdvėje daug kalbėjote apie būsimą komandą apskritai, apie būsimą vyriausybę. Paminėjote, kad ne vien tik patirtis yra svarbi, bet ir drąsa. Kur tos drąsos trūko iki šiol buvusiom vyriausybėm ir pats ateinate su kokia ambicija, kur tos drąsos prireiks tiek pačiam asmeniškai daugiausiai ir būsimai komandai. Kai nedarai per daug arba mažai, tai negauni kritikos. Kai negauni kritikos, tai darai karjerą. Gyvenime net ir gerai besistengiant, gerai pasiruošus, turint tinkamą kvalifikaciją, visi žmonės klysta. Klysti reiškia karjeros nedarai. Kai kur problemos senos, žinomos ir jas galima kaip estafetė ir ateities vyriausybėm perleis, ateities daugumom, bet kartais reikia drąsos imtis ir jeigu neįveikti tą kažkokį tai klausimą, tai bent jau pradėti. Jeigu mes pasakėm, kad šeimoms, kurios nusprendė susilaukti kūdikių, padarysim tokią sistemą, kuri leis šeimoms nenukentėti pajamų prasme, kad kūdikio susilaukimas nėra pajamų kritimas namų ūkių šeimai, tai aš manau, kad jau bus nemenkas uždavinys ir ambicija, kurią mes realizavom. Geriau kartais nebijoti, rizikuoti. Bus komandoje drąsių, veiklių žmonių, kurie ateina dirbti, o ne ateina pabūti.